Dalis karių mūsų apsilankimo metu buvo šaudykloje. Šaudimas ne įgimta dovana. Apskritai prie ginklo reikia priprasti morališkai ir fiziškai. Juk teisė šauti kaip ir teisė nešauti, o tai jau didelė atsakomybė. Esu antrą kartą, šaudėm iš įvairių atstumų, 25 metrai, 50, 100 ir žiūrėjom, kokie mes taiklus. Irgi mūsų mokė taiklumo principus, turėjom juos dabar praktiškai išnaudot ir šaudyti. Taigi šaudimas nėra vien ginklo ir savęs valdymas, tai ilgas ir sunkus teorinis pasirengimas. Šiuo metu Ernestas jau yra prisiekęs karys, bet kalbinome jį dar prieš priesaiką. Ernestas į priesaiką tarnauti Lietuvai žvelgia labai rimtai. Sako, kad suvokdamas jo svarbą abejonių nekyla. Nors visi suprantame, kokia šiuo metu įtempta Lietuvos geopolitinė situacija ir kariui bet kuriuo metu gali tekti veikti.